Civilizuotą pasaulį kankinančios alergijos, kita vertus ir didėjantis sveikos gyvensenos populiarumas, skatina vis daugiau žmonių labiau domėtis kasdien valgomų maistu. Lietuva neišimtis, todėl ir čia vis populiaresni tampa ne tik ekologiški, bet ir išskirtinės kokybės produktai. Išskirtinės kokybės ženklų savo ūkio produkciją šiais metais pradedanti žymėti bene stambiausias prieskoninių daržovių augintojas Evaldas Masevičius sako, kad jo ūkio produktai ir anksčiau atitiko griežtus sertifikavimo reikalavimus. Ūkininkas įsitikinęs, kad dalyvaudamas išskirtinės kokybės maisto produktų schemoje bus naudingas ne tik jam pačiam, bet ir padės vartotojams pasirinkti kokybiškesnius maisto produktus. Netgi mes pusės galbūt normos azoto nesunaudojam, nes matom, kad mums jo nereikia naudoti. Nes tai mes drąsiai einam į tą išskirtinės kokybės produktą ir mes be jokių papildomų kažkokių tai įdėjimų, mes žinom, kad tai tikrai bus tas produktas atitiks tos reikalavimus. Štai tokiu ženklu žymimi vaisiai ir daržovės, kurių auginimui naudojami ženkliai sumažinti mineralinių trąšų ir pesticidų kiekiai. O išskirtinės kokybės vaisius ir daržovės auginantys ūkininkai gali naudotis ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę aplinką tausojanti vaisių ir daržovių auginimo sistema. Taip pat visi išskirtinės kokybės produktų gamintojai gali pasinaudoti kaimo plėtros programoje numatyta parama pagal priemonę dalyvavimas maisto kokybės schemose. Dalyvavimas maisto kokybės schemose yra numatyta išlaidų kompensavimo galimybė už sertifikavimą, už papildomus laboratorinius tyrimus, už etiketės. Pirmieji išskirtinės kokybės produktų gamybos schemą Lietuvoje taikyti pradėjo bitininkai, o pastaruoju metu prie jų jungiasi vis daugiau vaisių ir daržovių augintojų. Didžiuosiuose prekybos centruose jau galima įsigyti išskirtinės kokybės ženklų pažymėtų jų ūkiuose užaugintų gėrybių.